Visi matome miestuose ant sienų išpieštus piešinius ar bereikšmės tepliones. Kas yra grafičiai? Menas ar vandalizmas? Grafičiai tai įvairūs nupiešti, išbraižyti ar kitaip pavaizduoti piešiniai, vaizdai, įrašai ant gatvės statinių sienų ir panašių paviršių, panaudojant dažus, rašalą. Toks menas ant sienų paviršių, judančių objektų, pavyzdžiui, traukinių, be jų savininko sutikimo yra laikomas vandalizmu. Tai gali būti nuo paprasčiausio autoriaus parašo, nepadaraus žodžio iki sudėtingo piešinio. Taip pat politinio protesto išraiška, reklama ar panašiai. Apie tai daugiau nei metus kvietė diskutuoti jaunimo iniciatyvų projektas Bombit. Aktyviausias šio projekto narys Marius Krupskis, vaikinas, kurio gyvenimo dalis yra grafiti. Jeigu kalbėti apie tai, kas yra grafiti ir kas nėra grafiti, tai čia yra žiauriai plati tema ir žiauriai filosofinė, nes labai geras pasakymas yra, grafiti yra tarp meno ir tarp vandalizmo. Ta prasme, pats terminas grafiti, jis vis tiek automatiškai siejasi su vandalizmu. Tu negali sakyti, kad grafiti nėra visiškai vandalizmas, ten yra kažkoks vien menas. Bet tuo pačiu tą pačią techniką, grafiti techniką su purškiamais dažais, tu gali atlikti grynai meno kūrinius ir legalius meno kūrinius. Ir to jau nebepavadinsi vandalizmu, bet tuo pačiu gali tai pavadinti grafiti. Tokia mišrainė gaunasi. Yra terminai street artas, gatvės menas, tas skaitosi. Jau toks labiau skaitosi menas, mažiau tenais to vandalizmo. Bet irgi tas pats irgi gali vadinti, kadangi street artas ir gatvėje kartais atsiranda, irgi to pačiu gali vadinti. Grafiti pradėjau piešti prieš kokius 7-8 metus, taip apytiksliai. Prasidėjo nuo to realiai, kad paišydavau sąsiuviniuose ir norėjęs kažkur ant didesnio ploto išsireikšti paprasčiausiai. Ir tada pradėjau bandyti ant sienų ir realiai tas visas dalykas prasidėjo kaime ant lentų netgi. Paskui visokias trojkės perėjau, paskui susitikau su kitais, kas Kupiškį paišo, Rokiškį, kaip piešiam. Ten kažkoks projektas pas juos buvo, irgi pasikvietė jie mus vienu žodžiu ir ant autobuso, kaip piešiam, tai piešiau merginos veidą tokį su ausinėm. Vienas dalykas, jis man labai pačiam kokybiškai gavosi, labai patiko, o kitas dalykas, labai geras oras buvo ir tiesiog tobulai džiūvo dažai. Grafičiai pradėti kurti nuo seno. Jie datuojami nuo senovės Romos imperijos laikų, yra aptinkami ant Egipto piramidžių ir kitur. Šiuolaikiniai grafičiai pagarsėjo Niujorke apie 1970 metus. Juos piešė darbininkiškų kvartalų jaunimas. 1971 metais dienraštis New York Times savo straipsnyje pirmą kartą sąvoką grafiti panaudojo naujai miestų meno rūšiai apibrėžti, kuri ypač greitai išpopuliarėjo šiame JAV mieste. Ten buvo pas mane toks periodas, kai aš mėčiaus tarp to, ką studijuoti, galvojau psichologiją ar menus netgi. Ir gavosi taip, kad psichologijai reikėjo matematikos daug, o iš manęs matematikas nekoks. Tai automatiškai rinkausi tada menus. Ir kadangi nebuvau labai tiksliai apsisprendęs, nes kažkokio tokio dalyko kaip grafiti, kaip purškimas, realiai nėra studijų programos, gal kažkur pasaulyje yra viena kita, bet tokios kaip oficialios, ypač Lietuvoje, nėra. Tai dėl to rinkausi Klaipėdoje tą programą, nes ten tiesiog yra labai plati programa ir tu išbandai viską nuo fotografijos iki skulptūros, ten dizainas, skulptūra, fotografija, su programom dirbi, žodžiu, viską išbandai. Nėra kažko labai konkretaus, bet tiesiog išbandai viską, kad maždaug atrastum. Sužinau naujų dalykų, ta prasme, ir piešimas buvo, ir piešimą pasitobulinau. Marius į jaunimo veiklas pirmą kartą įsitraukė prieš 7 metus. Į Kupiškio jaunimo centrą iš pradžio atėjo kaip ekstremalaus sporto mėgėjas, dalyvavo tarptautiniuose jaunimo mainuose, paruošė ir įgyvendino grafičio projektą Bombit, sukūrė filmą.
Į baudžiamą bylą įtraukti. Baudos vienas yra. Karočią sieną perdažyti reikės sutvarkyti na viską. Tai perdažyti kaip nori gali? Nu, jau savo priemonės perki ir turi nudažyti sieną, gražiai normaliai, kad būtų siena. Dabar išpiešim. Čystai, aš tą patį galvoju, taigi, jeigu mums liepia dar perdažyti, mes kaip norime ir perdažom. Kiek tu varai? Dėkui. Sunku šito išmokti. Ne, kaip tu galvojam daryti pamokas, gal norėsi pasimokyti? Jo, žinai, tai aišku. Yeah, you know, I would tell y'all, you know, the Father is stronghold for the oppressed and stronghold in time of trouble, you know, and those who put their trust in Him shall endure forever. Iš pradžių tai mes iš viso ten norėjom hip-hopinį kurt projektą, ten pirmą komandą iš vis išsilakstė, nes ten buvo mišrainė visokia. O jau antras variantas, kai buvo, tai sugalvojom, kad reikia sukurti filmą apie grafiti. Tiesiog, kad sukurtume, kad parodytume, koks grafiti yra Kupišky būtent. Ir kiti tikslai projekto realiai papuošti miestą kažkokiais tai piešiniais socialiniais, kurie ne tik, kad būtų grafiti piešiniai, bet dar ir kažkokią prasmę turėtų, paskleisti žinią apie pačius projektus tikriausiai, patiems patobulėti, čia vos nesvarbiausias tikslas. Su grafiti tobulėti yra gan sunku, nes dažai brangus dalykas yra, tai per projektą atsiranda daug galimybių, nes tu gali iškart daugiau dažų nusipirkti, daugiau papiešti iškart patobulėja. Jeigu šiaip paprastai pats iš savęs, tai sunkiai, kol įsivažiuoja žmonės. Taip įmanoma piešti legaliai. Pats lengviausias variantas tai nusipirkti plytų, susimūryti savo žemę į sieną. Ir tada bus labai paprastai piešti legaliai. O šiaip, jeigu norint kažkur mieste išpiešti, tai yra gan daug popierizmų, gan daug derinimo. Bet įmanoma viskas. Jeigu nori, eini derinti, nu realiai įmanoma suderinti. Kai kurios didesnios miestos tai yra ir sienos legalios padarytos, aišku, jos kažkur užkampios nukištos, bet vis tiek įmanoma ir legaliai. Projekto metu Marius išmoko dirbti komandoje, organizuoti, tvarkytis su finansais, bendradarbiauti su įstaigomis bei institucijomis. Šiuo metu jis studijuoja vizualųjį meną Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos skyriuje. Būsimasis dizaineris. Užsidirbu, bet pragyventi dar iš to neišeina. Grinai vien iš grafiti, kad pragyventi, tai sudėtingas reikalas. Yra žmonių, kas pragyvena, aišku, bet jau yra stiprios komandos. O šiaip gaunu pavienių darbų vieną kitą. Išpešiau ten tokį Rusiją įmą, ten Rusija pirtelė yra. Kelias chatas paaišėm. Tiesiog dabar turim užsakymą išpaišyti automobilių dažymo salone garažo duris. Tai derinam tą užsakymą. Kupiškį atsiranda, kas biškį nori, bet kaina labai išgazdina, nes kažkaip atrodo, ką čia atėjo, per vieną dieną nupiešė ir paėmė kelis šimtus litų už tai. Kažkaip atrodo mažesnė miestuko žmogui, kad čia per daug yra. O šiaip tai realiai tokios kainos yra. Piešiu portretus, A3 formato portreto iš nuotraukos. Būtų geriausia, kad nuotraukos kokybiškos būtų, portreto kaina 60 litų. Tai aš be grafiti dar užsiemu aerografiją, kas irgi yra purškimas, tik tai ten gali daug tiksliau ir detaliau viską nupiešti. Tai aš planai kažkaip galvoju, kad gyvensiu iš meno. Ar tai bus dizainas, ar tai bus grafiti, ar tai aerografija. Marius Krupskis piešia aerografu ant automobilių, dekoruoja sienas piešiniais, piešia portretus, kuria dizainą. Jo darbus galite rasti internetinėje svetainėje, taip pat galite rašyti į elektroninį paštą.